Norėdami padėti žmogui patogiai išsimiegoti, Kanados mokslininkai išrado ir pagamino tam skirtą čiužinių diagnostikos prietaisą. Svarbiausia prietaiso taikymo sritis buvo medicinos įstaigos, kuriuose pacientai daug laiko praleidžia palatos lovose. Vėliau jis buvo pritaikytas visų čiužinių diagnostikai. Lietuvoje šiuo metu tik Kaune esančiame salone Mato baldai jis taikomas parenkant čiužinius. Matuoklis matuoja du labai svarbius parametrus. Tai vienas yra kraujospūdį, kuomet čiužinys yra arba per minkštas, arba per kietas, yra užspaudžiama kraujotaka ir tiesiog žmogus miego metu nemiego, o vartasi. Mūsų tikslas, aišku, yra, kad žmogus įsigytų čiužinį ir ant to čiužinio miegotų. Kitas parametras yra, kiek būtent kvadratinių centimetrų, kiek kūną palaiko tas čiužinys. Kuo daugiau kūno susiliečia su pačiu čiužiniu, tuo tas čiužinys yra jam tinkamesnis. Tai vat konsultantui yra labai lengva iš tikrųjų parinkti žmogui tinkamiausią čiužinį, nes tą padaro kompiuteris. Šis mokslininkų sprendimas tai plonas čiužinių testavimo kilimėlis su jautriu paviršiumi, kurio pagrindą sudaro davikliai. Jie įrašinėja, interpretuoja spaudimo pasiskirstimą ir svarbą tarp dviejų kontaktuojančių paviršių. Tai ekonomiškiausia technika, norint sužinoti, koks čiužinys tinkamiausias, ir visa tai patvirtinta moksliškai. Tas aparatas, matuoklis, sensorinis čiužinių matuoklis, jisai anksčiau gamyklos čiužinių turi tos aparatus, bet jie atrodo labai sudėtingai. Yra labai daug klaidų ir atrodo kaip iš fantastinio filmo. Tuo tarpu čianai pritaikytas mažmeniniai prekybai aparatas, jisai yra iš tikrųjų gerokai patobulintas, yra tiesiog kilimėlis, kuris belaidžiu formatu perduoda informaciją į kompiuterį ir tai yra labai patogu naudoti, nes konsultantas gali jį pernešti nuo vieno čiužinio ant kito ir nereikia žmogui niekur kažkokių laidų prikabinėti, tai yra labai patogu. Pats kilimėlis yra iš galybės sensorių, kurie fiksuoja kiekvieną jūsų kvadratinį centimetrą, galima sakyti, ir nuskanuojamas kūnas yra kompiuterį ir padaroma jūsų kūno nuotrauka. Toks čiužinių testavimas parduotuvėje užtrunka apie pusvalandį ir po jo jūs jau žinote, ar perkate kokybišką, ar tik brangiai kainuojantį, tačiau jūsų sveikatai, nuotaikai ir miegui netinkamai tarnausiantį čiužinį. Nuo šiol išbandyti čiužinių diagnostikos prietaisą ir išsirinkti savo tinkamiausią čiužinį galite tik Kaune esančiame salone Mato baldai.